Veikla internete, kaip ir realiame gyvenime, yra reguliuojama tam tikromis taisyklėmis, kurių privalu kiekvienam laikytis, kaip ir realiame gyvenime, taip ir virtualiame. Dažnai virtualioje erdvėje dalyvaujantis asmenys jaučiasi nepastebimi, besislepiantis po savo sugalvotų pseudonimų ar svetimų vardų pavardę, todėl tikisi būti nepastebėti, leidžia savo šiek tiek daugiau negu realiame gyvenime, žiūrint kitam žmogui į akis. Ir nors ir jie supranta, kad elgiasi neteisėtai, amoraliai, tačiau tai daro vien tik dėl to, kad jaučiasi, jog nebus nustatyti, pagauti ir už tai išvengs atsakomybės. Bet kokie veiksmai internete, kaip ir realiame gyvenime, palieka savo pėdsakus, kurių pėdomis galima nustatyti asmenį atlikusi neteisėtą veiką internete. Kiekvienas pažeidimas, ar tai būtų asmens įžeidimas, šmeižtas, apgaulė internete, psichologinis smurtas ar draudžiamos informacijos skleidimas, gali tapti policijos tyrimo dalykas. Lietuvos Respublikos įstatymai leidžia nukentėjusiems gintis ir patiems, kreipiantis į teismą, prašant priteisti moralinę žalą, patirtus nuostolius, atlyginti. Tai susidaro gan nedidelės sumos, nors ir pažeidimus darantis asmenys to nesupranta, manydami, kad neteisėta veika internete nėra tokia skausminga ar daranti didelį žalą. Už neteisėtas veikas internete, kaip ir realiame gyvenime, yra numatyta atsakomybė. Atsakomybė gali būti civilinė, kuomet žmogus pats gina savo teises teisme. Gali būti numatyta administracinė atsakomybė, kurios pagrindui kaltinamajam asmeniui gali būti skirta bauda, įrangos naudojamos neteisėtai veiklai vykdyti, konfiskavimas į priemonių, su kuriamis buvo padarytas tas pažeidimas, konfiskavimu. Pagal administracinę atsakomybę baudos numatytos iki 2-3 tūkstančių litų. Ir kas labai skausminga būna paaugliams, kad konfiskuojama yra net visa įranga, nors jų manymų tas pažeidimas būna nedidelis. Nors ir kaltas asmuo padaręs teisės pažeidimą internete jaučiasi gan saugus dėl paslėptos savo asmenybės, pasinaudodamas pseudonimu, tačiau policija turi svertų, galimybių nustatyti asmenį vietą, iš kurios buvo padarytas tas neteisėtas veiksmas. Policija bendradarbiauja ne tik tais su visais Lietuvos interneto tiekėjais, bet ir užsienio šalių teisėsaugos institucijom, todėl pažeidimas padarytas nors ir naudojantis užsienio serverius, jisai gali būti atskleistas. Įvykus neteisėtai veikai ir pažeidimui internete, paprastai reikalinga užfiksuoti tą veiksmą prieš kreipiantis ar informuojant tėvus, parodyti visus požymius tos veikos, kas tai galėtų padaryti ir pateikti pranešimą policijai ar elektroniniu būdu į kitas svetaines, kurios priima tokius pranešimus, kaip pavyzdžiui draugiškas internetas LT. Tuos pranešimus paprastai policija gauna ir esant nusikaltimo ar pažeidimo požymiams atlieka tyrimus.
Griežčiausia atsakomybė už neteisėtas veikas internete yra baudžiamoji atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Baudžiamosios atsakomybės pagrindu kaltam asmeniui gresia bauda iki 16 tūkstančių arba laisvės atėmimas net iki 8 metų priklausomai nuo nusikalstamos veikos pobūdžio aplinkybių. Atsakomybė tiek administracinė, tiek baudžiamoji asmeniui kyla, jeigu jisai yra sulaukęs 16 metų. Tačiau jeigu ir jaunesnis asmuo yra padaręs teisės pažeidimą ar nusikaltimą, atsakomybė gali kilti tėvams už vaikų nepriežiūrą, tėvų valdžios nepanaudojimą. Papildomai visais atvejais gali būti taikoma civilinė atsakomybė, tai yra materialinės žalos atlyginimas, moralinės žalos atlyginimas, kas sudaro nemenkus pinigus ir teismai linkę juos priteisti. Plius visada konfiskuojamas yra nusikaltimo įrankis, tai yra internete visada naudojamas kompiuteris, telefonas, planšetinis kompiuteris. Jie būna paimami ir kalti asmenys jų paprastai netenka. Atkreiptinas dėmesys, kad nukentėjęs asmuo neturėtų pats vykdyti teismą, neturėtų keršyti asmeniui, nors ir žino, kas jį galėjo apšmeižti internete ar padaryti kitokią neteisėtą veiką jo atžvilgiu, padaryti žalos. Nereiktų keršyti, naudoti smurto, nes lygiai tokie patys veiksmai, kaip keršimi, bus vertinami priešingai buvusio nukentėjusio, tik tais jų statusai pasikeis, nukentėjęs taps kaltinamuoju, įtariamuoju, o prieš tai veiką galimai ir neteisėtą padaręs asmuo taps nukentėjusiu. Todėl viskas apsivers, nors ir kerštautojui atrodys, kad jis elgiasi teisingai. Todėl reiktų vengti savivaldžiavimo už tokius veiksmus, jeigu priklausomai nuo jų lygio gali būti taikomas netgi laisvės atėmimas iki 3 metų.